Brangus laisvos Lietuvos žmonės, sveikinu visus su kovo 11-ąją. Ši diena reiškia didžiausios vilties išsipildymą. Už jį visada būsime dėkingi Sąjūdžio kartai ir visiems, kurie okupacijos metais tikėjo laisva Lietuva ir darė viską, kad tokia diena išauštų. Dainuojanti revoliucija tapo legenda, bet ji gyva, nes gyva ir mūsų nepriklausomybė. Štai jau 26 metus. Šiandien vėl dainuojame kovo 11-osios dainas ir girdime jose begalinį tikėjimą Lietuvą. Mums kasdien, kaip ir anuomet, reikia tokio paties pasitikėjimo savo jėgomis, savo valstybę, vieni kitais. Laisvos Lietuvos žmonės, pasveikinkime vieni kitus su nepriklausomybės atkūrimo diena, su kovo 11-ąją.